Krizinio nėštumo centre jau 10 metų teikiama pagalba moterims, esant sunkioj gyvenimo situacijai, tai neplanuotai pastoja, po persileidimo ar naujagimio netekties, taip pat pagimdė. Nėštumo metu komplikuoti santykiai arba vieniša ruošiasi gimdyti, jaučia daug nerimo, po persileidimų laukiasi arba ilgai negalėjo susilaukti vaikų, nerimauja, kaip baigsis tas nėštumas. Dvejojančios, jeigu abejoja ar gimdyti, ar nutraukti nėštumą, pagalbą teikiam po nėštumo nutraukimo, išgyvenančios sunkius jausmus po gimdymo ar net patiriančios depresijos simptomų. Šiuo laikotarpiu labai svarbu palaikymas, kurio ne visuomet suteikia artimieji arba nepakanka jo ir reikia dažnai specialistų pagalbos, psichologinės paramos. Tuomet reikalinga jau psichologo pagalba. Kitų specialistų prireikia, žindymo specialistai teikia nemokamas konsultacijas, dulos, kurios nėščiosiom padeda pasiruošti gimdymui, o paskui po gimdymo pagloboja, aplanko ir pakonsultuoja. Centre teikiama ir materialinė parama toms, kurioms finansiškai yra sudėtinga. Kreipkitės drąsiai. Mūsų centre bus suteikta įvairi pagalba.